Sveiki sugrįžę į naują dieną, čia rubrika Informacinis skydas. Šiandien klausėme, kodėl vieno įvykio istorija skirtingose žiniasklaidos priemonėse atrodo skirtingai. Atsispirsime nuo migrantų antplūdžio Siautoje. Marokas skelbė, jog to priežastis - dezinformacija socialiniuose tinkluose ir prekyba žmonėmis. Apie tai su publicistu visuomenininku Arkadijumi Vinokūru. Labadiena. Labadiena. Pone Vinokūrai, kaip tik ir minėjau, migrantų pavyzdį 10 tūkstančių žmonių iš esmės patikėjo gandais, kad patekti į Siautą bus nesudėtinga, lengva. Kodėl žmonės tokią informaciją patiki net tada, kai net ir rizikuoja savo gyvybę? Tai visų pirma priklauso nuo aplinkybių. Jeigu žmogus galimai gyvena sunkiomis socialinėmis sąlygomis, tai žmogus ieško bet kokio šiaudo, kad tik už ko susigriebti. Ir kalbant ir turint omenyje mūsų temą, dezinformaciją, aš suprantu, tai labai lengva tokius žmonės pakabinti. Ir jūsų klausimas, kodėl viena ar kita žiniasklaida, ar apskritai labai daug žiniasklaidos priemonių skirtingai traktuoja vieną ar tą patį įvykį, tai visų pirma, ačiū Dievui, mes turime demokratiją, bet taip pat viskas priklauso nuo redakcinės politikos. Ar tai yra kairiųjų pažiūrų redakcija, kurie teigia žmogaus teisės, visų pirma, humanitarnės krizės pateikia kaip dažnai labai kaip mūsų vakarų kaltę kažkokią tai. Dešinieji kalba apie dešiniosios paskirties žiniasklaida kalba apie valstybingumą, valstybės apgynimą, gynimą. Ir viskas priklauso, kokią tu pasirenki naudoti žiniasklaidos priemonę. Jo labiau, kad mes turim trečią priemonę, taip sakant, socialinius tinklus, o jais labai lengva naudotis. Reikia pakankamai turėti pinigų, investuoti į vienokią ar kitokią informaciją arba dezinformaciją, o užsiima mūsų labai kabutėse geros kaimynės Rusija, o šiuo atveju Maroko atveju, Maroko valstybė, kuri turi pretenzijų Ispanijai ir ne tiek dėl Siauto teritorijos, kuri Ispanijai priklauso iki 600 metų, bet daugiau ir klausimas liečia vakarų Sacharą. Matote, tai antra ir svarbi labai priežastis, dėl kurio įvyko, mano supratimu, įvyko šitą invaziją jaunimo į Siautą. Reiškia, ir vakarų Sachara yra Maroko aneksuota nuo 1975 metų. Ir jie visokiais būdais bando prispausti Ispaniją ar jungtinės tautas, kurios nepripažįsta tos aneksijos vakarų Sacharos, nes ten daug labai iškasenų labai reikalingų. Taigi, ir tai yra ne pirmas kartas, kai Marokas, ir mano supratimu, kad tai yra organizuota, Marokas ne pirmą kartą taip elgėsi. 2021 metais, pavyzdžiui, Marokas nusiuntė apie virš 10 tūkstančių įsilaužėlių, neteisėtų nelegalų į Siautą. 2024-2025 vyksta tas pats. Tai yra spaudimo priemonė Ispanijai nusileistos reikalavimams, galbūt reikalauti iš ES kažkokio tai ekonominių investicijų į Maroką. Taip, kad čia yra viena dalis ir jinai labai svarbi, jos negalima atmesti. Nes taip suorganizuota apie 60-70 tūkstančių žmonių įsiveržti, žiūrint jų Maroko policija nieko neveikiant, atvežant autobusais. Man tai sako, kad yra organizuota pirma dalis akcijos, antra dalis be abejo pasinaudota Ispanijos teismo nutarimu, išvertus jį aukštinkojom ir pateikiant taip, kad bet kas, kuris įsiveržė į Ispaniją, to jau pat bus jiems suteiktos visos teisės. Tai čia mes turime situaciją tipinio hibridinio karo, kurį aš vadinu ale Lukašenka, kaip pas mus irgi taip pat buvo nusiusta į mūsų teritoriją, bus siunčiamas nuo 20 metų bandė patekti 25 tūkstančiai nelegalų, jie gavos ne. Ir
Marokas mokosi labai puikiai, arba nežinau, kas iš ko mokosi, bet faktas yra toksai. Taip, kad viena vertus, arba net ne viena vertus, antra dalis, žinoma, pasinaudoja visokie gangsteriai, kontrabandos, žmonių kontrabanda ir visa kita yra grynas kriminalinė priežastis ir grinai politinė priežastis. Jos abi suėjo matyti šią akimirką, nes atsirado pretekstas. Neva teismo sprendimas. O situacija, jeigu konkrečiai tai dėl to teismo sprendimo, tai mes pasižiūrėkime, kaip jis atspindi, galbūt net pats teismo sprendimas, bet kaip tai atspindi ES politiką, grąžinimo politiką. Čia yra dar trečias aspektas. Grąžinimo politika, aš ją vadinu lipti ant to paties grėblio, ant savo nuosavo grėblio dar kartą. Pamenat, kai ES ir daugelis šalių kritikavo mūsų Lietuvos apgręžimo politiką, aibės ten nevyriausybinių organizacijų mus kritikavo, kaip mes šitaip nehumaniškai elgiamės. Šiandien Marokas daro visiškai tą patį ir reakcijos jau visiškai kitokios iš ES pasigirsta visiškai kitokios reakcijos. Nes jau ima suprasti, kad mes elgiamės teisingai, gal neteisėtai, pagal ES imigrantų grąžinimo direktyvas. Bet viena yra įstatymai skirti taikos metui, visai kita, kai tikrovė muša ten, kur labiausiai skauda per kepenis. Tu supranti, kad tu kaip 50-60 tūkstančių įsiveržė, tai nėra šiaip nelegalai, tai yra ginklas, yra invazija. Juolab, kai įsiveržė į miestelį, kuriame gyvena 800 tūkstančių žmonių, ateina 60 tūkstančių ir plėšia parduotuvės. Tai nėra nekaltas emigrantų antplūdis. Taip kad būtina imtis ES priemonės pritaikyti, nepamirštant žinoma humanitarinių dalykų, bet pritaikyti įstatymą hibridiniam karui. O tai yra hibridinis karas. Tai yra ginklas ir mes turime imti labai įdėmiai apie tai matyti ir tam ruoštis. Nežinau, kad mūsų kamas ir visos mūsų galios struktūros, jėgos struktūros tam pasiruošusios tokiam dalykui. Bet šalia eina dezinformacija. Žiūrėkite, Europą, kuri teigia žmogaus teisės ir tarptautinės teisės, taigi meta visus atgal. Bet taisyklė yra paprasta. Jeigu tu atplauki jūrą, tu nubėgi, įsiveržęs į kitą teritoriją, tu nubėgi į imigrantų priimimo centrą, peržengi jos durys ir viskas, ir tu lieki Europoje. Ir tada tu atsiveria durys į visą Europą, nes čia Šengenas. Tai dabar suklupo dėl šio įstatymo, dabar mūsų jau niekas nekolios, taip sakant, ir turėtų imtis priemonių stabdyti tokiai invazijai. Pone Vinokūrai, ko gero, pabaigai galėtume pasvarstyti. Jeigu reikėtų žiūrovams palikti vieną taisyklę ar kelias, padedančią būtent nepasiklysti tokioje informacijos gausoje, atsirinkti tam tikras žiniasklaidos priemonės, patikimas žiniasklaidos priemonės, kokios tos taisyklės būtų, galbūt pagal ką jūs atsirenkat? Tai visų pirma, nepatekti į emocijų žabangas. Aišku, lengva pasakyti turbūt. Ne, tai jūs prašė patarimų, tai aš jums patariu visuomeniai. Nepulkite į emocijos žabangas, jos yra skirtos ypač bukiems. Tiesiai šviesiai tai sakau, nes kai sukeliamos emocijos, protas atsilieka labai gana stipriai. Tai pirma. Antra, daryti tai, ką daro kritiškai mąstantis pilietis. Tai yra skaito arba tikrinasi ne vienoje žiniasklaidos priemonėje, o 10. Ir prieš tai bent jau išgirdę žinią apie vieną ar kitą užsienyje, ar bent Lietuvoje, nežinau, vykstančią tokią panašią akciją ar aplamai kažkoks tai įvykis, tai būkit malonus, bent sužinoti, pasigūglinkit apie to šalies istoriją, to šalies kultūros istoriją, to šalies politinę istoriją ir tai labai palengvina skirti pelus nuo grūdų, taip sakant. Tai va tokie 3 pagrindiniai dalykai. Nepulkite emocijas, skaitykite daugelį kanalų, žinių portalų ir įsigilinkite į tos situacijos politinę, kultūrinę istoriją, politinį, kultūrinį foną. Bus daug lengviau spręsti, kas teisus, kas ne.
Kągi, dėkoju už įžvalgas Arkadijui Vinokūrui, publicistui, visuomenininkui. Čia buvo laida Nauja diena ir rubrika Informacinis skydas. Ačiū, kad žiūrėjote ir kviečiu likti drauge su Lietuvos ryto televizija.